Šiandien servise 007 pademonstruosim, kaip atrodo reiškia Stack 4 Qboxo dėžutė. Tai yra elektronika, kurią paprastai ir montuojam savo klientam. Kadangi jau parašėm straipsnį apie tai, kas tai yra Qboxas, kokie yra privalumai lyginant su ankstesnėm versijom, pabandysim parodyti, kaip iš tikrųjų viskas atrodo. Taigi atidarę dėžutę matome jungiklį ir keletą smulkmenėlių. Iš tikrųjų seno tipo Staggo jungiklis greitų laikų bus pakeistas nauju, toks koks yra Stack DPI versijose iš tikrųjų montuojamuose į FSI tipo variklius. Jis yra ovalesnis toksai iš tikrųjų, tikrai yra gražesnis, mano nuomonė, toksai fainesnis, aptakesnis, labiau galbūt tinkantis prie naujesnių automobilių dizaino kažkokio tai panelių. Toliau matome laidyną. Laidynas iš tikrųjų niekuo neypatingas, kaip ir visuose Stack paprastai versijose. Yra jungtis į kompiuterį, yra jungtukai purkštukam ir visi kiti laidynai. Šiek tiek skirtumas nuo kitų Staggo versijų yra tas, kad Stack Qboxas yra praktiškai visi laidai palikti litavimui, nėra daug kažkokių greitų jungčių ar sujungimų. Apart praktiškai fiškių purkštukam pajungti ir mapo ir slėgio reiškia daviklių pajungimui. Tai va, turim elektroniką. Toliau turim kaip visuomet instrukciją ir kompaktą su visa valdymo programa, nes programa eina ta pati iš tikrųjų tiek dizeliam, tiek DPI, tiek Qboxui. Tai yra pakankamai naujas dalykas. Turim dujų slėgio bei map davikliuką, kuris taipogi jungiasi. Ir pagrindinis dalykas tai yra Stack 4 Qbox Basic kompiuteriukas, kurį paprastai dabar mūsų klientam ir siūlom ir montuojam. Labai neblogas kompiuteriukas, tikrai nedidukas, gan patogu montuoti iš tikrųjų. Taip, kad pakankamai galingas funkcinė prasme. Visi jo privalumai lyginant su kažkokia Staggo pirmtakais ar tiesiog kitom versijom yra aprašyti puslapį, kviečiu pasiskaityti www.automobiliuremontas.lt. Matom, kad pats kompiuteriukas tikrai pakankamai lengvas, pakankamai paprastas, nors šiaip jau plastikas yra tikrai labai tvirtas, montuojant jokios ausys nenulūžinėja, viskas tikrai pakankamai tvirtai laikosi. Jo nugarėlė yra iš nerūdijančio plieno, veikia kaip tam tikras radiatorius, iš tikrųjų netgi galima matyti kompiuterio temperatūrą vidinę. Tam tikrai montavimo niuansai atsiranda, negalima montuoti jo galbūt labai karštoj vietoj ir labai šaltoj to pačiu taipogi. Bet visi šitie dalykai buvo ir senesniuose kompiuteriuose, iš tikrųjų ir senesnėse versijose. Jeigu jau kalbėti apie komplektą, dar turim ir daviklį, kuris eina į baką pajungti iš tikrųjų, nors mes montuojam BRT multivoštuvus, taip kad šito dažniausiai nenaudojam. Tai va, tai toks Qboxo variantas pas mus servise 007 yra dabartiniam dienom tikrai pakankamai populiarus, jį montuojam. Jeigu kiltų noras ar tiesiog kažkokių klausimų turit, kas liečia Qboxą, drąsiai rašykite elektroniniu paštu arba kontaktuokite telefonu, bandysim padėti. O dujų įrangos montavimui servise 007 registruojam kaip visada telefonais ir kontaktais duotais puslapį arba Facebook fanų kanale. Tai tiek, dėkui už dėmesį.